Sveiki. Šiame video aš pasidalinsiu savo sveikatinimo keliu. Kai pradėjau gilintis į save ir ieškoti atsakymų tiek gyvenimo klausimais, tiek savo būseną ir sveikatos klausimais, tai mano, sakykime, sveikatos ir emocinė būklė buvo -10. Atrodė, kad visas organizmas yra sugriuvęs ir nežinia, ką su tuo daryti ir kaip save gydyti. Na ir kai atradau, aišku, emocijų paleidimo techniką, prasidėjo mano kelionė į save ir laisvinant emocinius blokus, atpalaiduojant protą, atpalaiduojant kūną, tvarkėsi ir tam tikros sveikatos problemos. Na ir tuo metu tikrai išbandžiau ir dariau labai daug. Be emocijų paleidimo technikos buvo meditacija, regresinė hipnozė, pasąmoninių programų atradimas, paleidimas. Labai ilgą laiką dariau cigūno praktikas, kurios tikrai harmonizuoja kūną, energijos tėkmę per kūną ir taip pat duoda labai gerus rezultatus. Taip pat kvėpavimo praktikos, jas dariau 2 metus intensyviai, jos labai stipriai paveikė mano sveikatos būklę ir tikrai kas kart vis gerėjo ir gerėjo. Kodėl? Todėl, kad kvėpavimo praktikos yra, aš dariau tokias, kurios labai stipriai šarmina mūsų organizmą. Tai yra, kuo aukštesnis mūsų kūne yra CO2, tuo aukštesnis yra pH. Kodėl? Todėl, kad jeigu mūsų kūne yra žemas CO2, anglies dvideginis, tai deguonies mūsų kūne visada yra daug. Tik tai klausimas, ar ląstelės sugeba jį pasisavinti. Tai kai yra labai didelis deguonies kiekis, bet mažas anglies dvideginio kiekis, hemoglobinas sukibęs yra su deguonies molekulė. Ir kai nueina į ląstelę, jis neatitrūksta ir deguonis nepasilieka ląstelėje. Ir keliant CO2 kiekį, o CO2 yra lygiagrečiai proporcingi mūsų organizmo pH, daugėja CO2 kiekio kraujyje ir tada deguonies ląstelė nuo hemoglobino labai lengvai atsiskiria ir pasilieka ląstelėje. O deguonies kiekis mūsų kūne yra be galo svarbus. Jis atsakingas už daugybę gyvybinių procesų. Tai stipriausias ir buvo emocijų paleidimas, cigūnas ir kvėpavimo praktikas. Toliau aš dar dariau sausus badavimus, sulčiavimus, psichosomatinę terapiją, biorezonansą naudojau, pasidariusi buvau ir kambo, tai yra be galo sunkios praktikos, tačiau tikrai norėjau turėti sveiką, gyvybingą, jaunatvišką kūną. Ir iš tikrųjų per gan ilgą laikotarpį man pavyko išsispręsti praktiškai visas savo sveikatos problemas, tačiau liko tokių, kurios jokioms praktikoms nepasidavė ir kėlė labai didelį nepatogumą mano gyvenimo kokybei, kadangi dėl žemo hemoglobino ir didelio geležies trūkumo aš pastoviai neturėjau energijos ir jaučiau be galo didžiulį mieguistumą. Tai yra pastoviai norėjau miego. Ir kadangi mano didžiausia problema buvo energijos trūkumas, ant Facebooko sienos užmačiau vienos moters pasidalinimą, kad ji labai lengvai ir paprastai išsprendė energijos trūkumo klausimą. Ji dalinosi, kad rytais iki pietų nieko nevalgydavo, nes jeigu pavalgydavo, vėl eidavo miegoti, nes organizmas turėjo resursą tada tik tai virškinimui ir niekam daugiau. Tai pas mane tokia pat situacija. Aš valgydavau tik tai per pietus, o iš ryto išgeriu kavos ir einu dirbti ir paskui, kai jau tik tai ką nors suvalgau, einu pamiegoti. Tai man labai patiko tos moters pasidalinimas ir aš pasidomėjau, kokiu būdu ji išsprendė šitą problemą. Tai su Fitline produktais susipažinau gegužės pabaigoje ir nuo birželio pradžios aš pradėjau gerti bazinį rinkinį. Tai yra Power kokteilis, kuris yra atsakingas už žarnyno ir virškinamosios sistemos tvarką, o kaip mes žinom, žarnyne yra mūsų imunitetas ir žarnyne yra mūsų serotoninas. Tai reiškia, kad jeigu mes patiriam depresiją, apatiją, tai vadinasi, žarnynas nedirba teisingai ir neišskiria serotonino. Na ir vakarinis kokteilis Restorates, tai yra
mineralų, mikroelementų, vitaminų subalansuotas kompleksas, tai yra mūsų elektrolitai, taip pat atstatantis mūsų šarminę kūno pusiausvyrą, duodantis resursą ląsteliai būti sveikai ir dauginti sveikai, taip pat valo limfą ir tarp ląstelinių sluoksnių. Na ir žinoma, kadangi man labai trūko energijos, aš įsigijau Activize'ą. Tai yra deguonies kokteilis, kaip ir sakiau, sunkiomis kvėpavimo praktikomis man pavyko pasikelti deguonies lygį savo kraujyje, bet tos praktikas reikia daryti nuolatos. Ir kartais nuo jų tiesiog žmogus ima ir pavargsta, kadangi tai reikalauja daug valios pastangų ir disciplinos. Na ir iš tikrųjų esu be galo dėkinga tai moteriai, dabar savo kolegijai, už tai, kad ji pasidalino šią informaciją ir kad šie produktai atėjo į mano gyvenimą. Lygiai tą patį aš vakar gavau padėką iš moters, kuri per mane atrado šios produktus ir man jį padovanojo stiklainiukus savo nuosavų bičių medaus. Kaip dėkingumą už tai, kad Fitlainas atėjo į jos gyvenimą ir, žinoma, ir ne tik Fitlainas, ir emocijų paleidimas. Tai vadinasi, yra už ką dėkoti. Ir atsiliepimų grupėje žmonės nuolatos dėkoja už tai, kad Fitlainas atėjo į jų gyvenimą. Didelis energijos trūkumas pas mane buvo dėl to, kad labai žemas mano hemoglobinas. Tai yra nuo vaikystės aš turėjau mažą kraujystę. Ir organizmas jokia forma geležies neįsisavino, tiesiog netgi kai man padarė tyrimą ir nustatė, kad pas mane labai labai žemas hemoglobinas, man pastatė lašelinę su geležies kapsulėm. Ir belašinant geležį mane ištiko didžiulė alerginė reakcija. Tai geležies lašinimą teko sustabdyti. Ir to pasekoje aš jau 12 metų ramybės būsenoje mano kūnas patirdavo traukulius, nes kažkas kažkur nesueidavo ir kažkur kažko labai labai stipriai trūko. Ir iš tikrųjų tai labai labai vargino, todėl kad tai vykdavo ramybės būsenoje, tai yra skaitant, medituojant, vairuojant, ilsintis. Ir aš neturėjau tokio, tikrai labai kokybiško poilsio, kol galų gale netradau, kad išgėrus 4 natūralios, vadinamos artimiausios kūnui geležies formulės 4 kapsulių, tai yra, kai aš jas išgerdavau, mano kūnas nurimdavo. Tai tokiu būdu sprendžiau šitą problemą. Dabar man geležies papildomai gerti nebereikia. Na ir pradėjus vartoti Fitline produktus, jau po kelių dienų tikrai pasijutau kardinaliai kitaip. Atsirado energijos, jaučiausi žvali ir kas mane labiausiai sužavėjo, tai mano skaidrus ir aiškus protas. Ir tokia, be galo didelė dėmesio koncentracija, kurią aš turėjau tuo metu, kai 2 mėnesius nieko nevalgiau, dariau cigūno praktikas ir labai stiprias kvėpavimo praktikas. Tada buvo praktiškai tokia pat mano proto būsena. Po 3 savaičių vartojimo šitų 3 produktų man visiškai atkrito kava. Tiesiog man visų pirma pasidarė labai nebeskani. Ir aš jos neketinau atsisakyti, nes man iki tol jinai buvo skani. Pasidarė labai neskani ir, kas svarbiausia, pradėjo reaguoti organizmas kaip į kažkokį tai nepriimtiną maistą, nes iš karto suspazmuodavo skrandį ir tarsi toks kaip ir pykinimas atsirasdavo ir sustoja skrandis ilgai, paskui kol vėl pradėdavo jisai dirbti. Tai aš porą kartų taip išgėriau ir daugiau nusprendžiau, kad ne, viskas, ačiū, kavos aš nebenoriu. O kavos rūgštingumas, kaip mes žinom, yra labai labai žemas. Ir kai kava pasidarė nebeskani, tai reiškia, kad mano organizmo pH pakilo į tokią būseną, kur kava labai labai stipriai nebeatitinka mano natūralios būsenos. Ir kas dar man padarė labai didelį įspūdį, mano visi batai man pasidarė per dideli. Kodėl? Todėl, kad greičiausiai nuėjo patinimas. Toliau tęsiant naudoti šios produktus, po 2 mėnesių pastebėjau, kad mano kūnas
ramybės būsenoje gali ilsėtis, nepatirdamas jokių traukulių ir kai aš neišgeriu tų papildomų 4 kapsulių geležies. Tai vadinasi, kad per 2 mėnesius man išsisprendė tokios labai didelės 2 problemos. Tai yra energijos trūkumas ir 12 metų ramybės būsenoje patiriami traukuliai per 2 mėnesius. Sekantis momentas, kuris man irgi padarė be galo didelį įspūdį, aš nieko nesitikėjau, nieko nelaukiau, neturėjau jokių lūkesčių nei iliuzijų. Tiesiog ši vokiečių kompanija siūlo atskirą produktą sąnariams. Tai yra Gelin Fit. Štai. Ir aš jį nusipirkau ir pradėjau tiesiog gerti, kaip sakau, nieko nesitikėdama. Ir kodėl? Todėl, kad aš turėjau problemą dešinio kelio. Prieš 20 metų patyriau sunkią kelio kojos traumą. Ir ši problema jau daugiau kaip metus man davė apie save žinoti skausmais, patinimu, deginančių pojūčių ir aš negalėjau sulenkti kojos į lotoso pozą. Ir ypač suaktyvėdavo skausmas, kai aš daugiau pavaikščiodavau, turėdavau didesnį fizinį krūvį arba tiesiog lauke būdavo drėgna. Kai pradėjau gerti Gelin Fitą, kompanija siūlo gerti po 1 matavimo kumštelį vakarais, aš pradėjau gerti po 2. Nes tiesiog norėjau greitesnio rezultato, bet galvojau, nelabai, tikrai nuoširdžiai pasakysiu, nelabai patikėjusi. Ir po 2 savaičių mano kojas kelėne pradėjo kažkas labai intensyviai traškėti. Tai yra ypač po ramybės būsenos, pavyzdžiui, kai atsikeldavau ryte, arba kai pasėdėdavau ilgai ir atsikeldavau, kažkas labai intensyviai traškėjo. Tai tam, kad nepažeisčiau kažko, aš tiesiog sumažinau savo, tiesiog palengvinau kojai, mažiau judėjau ir atsargiau judėjau, kad kažkas kažkur ten nenulūžtų, nenutraškėtų. Na ir dar savaitės bėgyje, po savaitės dingo ir traškėsiai, ir skausmai, ir nuėjo sutinimas. Ir aš vėl galiu koją sulenkti, ją naudoti taip, kaip priklausoma, tai yra, aš turiu vėl naują savo sveiką koją. Nebeliko tempimo, nebeliko to deginančio skausmo ir nebeliko aplamai jokio skausmo. Praktiškai galiu pasakyti, pamiršau, kad turėjau tokią problemą. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitas produktas, šitą įsisenėjusią problemą man išsprendė per 3 savaitės. Man iš tikrųjų tai buvo labai labai netikėta. Na ir kadangi turiu tokius jau gerus rezultatus, rugpjūčio mėnesį Fitline'as 3 kartus per metus jie turi akcijas. Akcijas patiems geriausiams savo produktams, išskyrus, aišku, jie akcijų neduoda rytiniam, vakariniam, tai yra baziniams produktams, bet jie duoda kitiems labai labai geriems produktams akciją 45% nuolaidą. Ir aš nusipirkau. Ten įeina 3 beauty, kurie visus mūsų organus padaro jaunesniais, sveikesniais, pakelia jų tonusą, padaro elastingesniais. Tada tame rinkinyje yra 3 cilšiutai, tai yra produktas imunitetui, jis man labai labai skanus, kaip limonadas, kaip pats skaniausias gėrimas. Tada įeina ten Activize'as ir įeina 3 omega 3 buteliukai ir 3 fermento Q10. Na ir aš, aišku, dasidėjau visus šituos produktus prie savo į savo dienos rutiną įtraukiu ir šios produktus. Ir iš tikrųjų, kadangi aš jau daugiau tokių kaip ir problemų didelių neturiu, tai man labai sunku spręsti, ką jie gydo, ko negydo, kadangi nuotaika mano ir taip gera. Sirgti lygomis jokiomis jau seniai nesergu, peršalimo virusinėmis. Tačiau celšiutą, kuris skirtas stiprinti imunitetą, tai yra antioksidantai, apsaugantis ląsteles nuo laisvų radikalų ir nuo oksidacijos procesų. Ir mano pažįstamas mergaitė susirgo, užsikrėtė, ar peršalo, nėra jokio skirtumo.
Ir paprastai ji labai jautriai reaguodavo į tokius procesus, tai yra sirgdavo gan ilgai, prasidėdavo pas ją gilesni bronchitai. Ir kai ji pradėjo gerti celšiutą po 2 kaušelius, karštų pavidalų 3 kartus dienoj, po dienos jai pagerėjo, po 3 dienų nebeliko jokių požymių. Na, tai per tai galiu spręsti, kad produktas irgi lygiai taip pat veikia, kaip ir visi kiti, be jokių priekaištų. Toliau, kuo aš dar esu be galo susižavėjusi, tai IB5 purškalas. Jis yra labai stipri apsauga būtent nuo visų virusų, infekcijų, bakterijų. Tai yra purškiamas į burną, ant gleivinės ir per tai patenka, per kraują, per limfą patenka į plaučius. Ir tai reiškia, kad jeigu virusas net jis apsaugota, čia jau jisai negali patekti, bet jeigu jis pateko netyčia ir nuėjo į plaučius, tai ten jam yra netinkama terpė daugintis ir sukelti mums ligą. Tai yra tarsi apsauga ir iš išorės, ir iš vidaus. Kuo jisai patinka man? Tuo, kad kai aš kalbu, man dažnai pradeda užsikirsti ir dinginėti balsas. Tai šitą panaudojus, balsas pusės minutės bėgyje taip pat vėl atsistato, sugrįžta ir vėl aš toliau galiu tęsti pokalbį. Na ir man labai patinka iš tikrųjų jo gaivus kvapas. Ir aš jį nešiojuosi visur, pas mane jis visur yra. Ant darbo stalo, rankinukė, prie lovos, kadangi naktį kartais mane vargindavo sausas kosulys, toksai gerklės kutenimas. Tai šitas gelbėja čia ir dabar. Tai jis gelbėja ir nuo prasidėjusio kosulio, nuo prasidėjusių uždegimų ir lygiai taip pat gelbėja kaip apsauga nuo to, kad mes nesusirgtume. Na ir ką dar po 4 mėnesių jau pažinties su Fitline, aš prisidėjau dar Didrinką. Tai yra kompanija, jį pristato kaip labai gilų organizmo valymo produktą, todėl nepataria jo pradėti gerti iš karto. Ir tai yra 14 dienų detoksikacijos programa, geriant kartu su baziniu rinkiniu. Ir kas man nutiko, tuo metu man pradėjo skaudėti inkstus, šlapimas pasidarė drumzlinas ir tas 2 savaitės, kol gėriau Didrinką, man visą laiką taip ir buvo. Tai aš labai gerai suprantu, kad tuo metu vyko inkstų valymosi procesas. Ir pradėjus gerti Fitline produktus, iš tikrųjų dažnai gali būti iš pradžių ne pagerėjimas, bet pablogėjimas. Todėl, kad mūsų kūnas yra linkęs kapsuliuoti problemą. Kapsuliuoti, uždaryti, tam, kad ji dar nekeltų mums kažkokių problemų. Mieganti problema, ne? Mieganti sveikatos problema. Ir kai mes pradedam vartoti šitos produktus, šita problema yra atidaroma, iškapsuliuojama, išpakuojama. Ir todėl galimas laikinas pablogėjimas. Ir taip gali būti su bet ko. Mūsų organizmas yra labai labai skirtingas. Todėl kiekvienas produktas veikia labai labai skirtingai. Kokie požymiai rodo, kad organizmas keičiasi, valosi ir gyja? Tai mano atveju, ar ne? Tai pirmiausia, mano kūnas nebenorėjo kavos. Toliau, po 2 savaičių vartojimo man prasidėjo labai dideli galvos skausmai rytais. Tai yra, aš atsibusdavau su tokiu giliu kankinančiu galvos skausmu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tuo metu dideli toksinų kiekiai buvo šalinami iš organizmo. Toliau, kur dar vyko pablogėjimas? Tai yra kelio traškėjimas, traškesiai. Pačioj pradžiai, dar kai pradėjau gerti šios produktus, man buvo krūtinė išbėrę tokiais smulkiais pūlinukais, kurie po savaitės dingo. Dar vienas momentas, po 3 mėnesių gėrimo pas mane vėl sugrįžo begalinis mieguistumas ir aš tada labai labai išsigandau. Galvoju, viskas, produktai nebeveikia, reiškia, organizmas priprato ir viskas. Ir kas toliau. Bet pasirodo, kad ir tai yra produkto veikimo reakcija. Mieguistumas atsiranda tada, kai atsistatinėja intensyviai mūsų kūnas ir mūsų nervinė sistema.
Ir tai gali būti, ir tai gali tęstis nuo 2 net iki mėnesio arba net iki 2 mėnesių šitą būseną. Man jinai tęsiasi apie 2 savaitės. Taip, kaip minėjau, kai pradėjau gerti didrinką, man skaudėjo inkstai ir tai valymosi procesas. Vienu tarpu buvo labai nemalonus prakaito kvapas, tai reiškia ir laikėsi irgi apie 2 savaitės, tai reiškia, kad valėsi kažkokios vėlgi medžiagos iš mano kūno. Na ir šalutiniai efektai, kuriuos aš patyriau, atėjau į šitą, susipažinau su šito produktu tik dėl energijos trūkumo. Visa kita man buvo, bet, kaip ir aišku, kelieno skausmas šiek tiek nemalonu, bet tai nebuvo tai, kas man kardinaliai trukdo gyventi. Na, o energijos trūkumas man jis labai labai trukdė gyventi, trukdė kokybiškai patirti šitą gyvenimą. Ir atgavusi aš energiją, žvalumą, taip pat gavau didelę koncentraciją, skaidrų ir greitą protą. Pastebėjau, kad mano labai sustiprėjo nagai ir augti greičiau pradėjo ir atsirado daug smulkių trumpų plaukučių. Tada sumažėjo mano koja ir rankų pirštai, tai yra žiedai man pasidarė laisvesni ir batai per dideli. Vadinasi, išėjo nereikalingi skysčiai iš organizmo. Dar vienas įdomus momentas. Aš susitikau pažįstamą, kuri mane buvo gyvai mačiusi jau gan senokai ir man sako, Lidija, kai tu sukūdai, ir aš tuo metu galvoju, įdomu, kodėl jai taip atrodo, nes aš sveriu tiek pat. Ir tada man tuoptelėjo, pas mane plokščias pilvukas, nes visą laiką anksčiau aš ryte tik tai išgeriu tą vandenį su citrina, ar ne, ir man išsipučia pilvas ir jis laikosi išsipūtęs visą dieną. Ką be pavalgydavau, kiek be pavalgydavau, man jisai nuolatos išsipūsdavo ir atrodau kaip kokio 3 mėnesio nėštume. Tai dabar su šiais produktais mano pilvukas yra labai gražus ir labai plokščias. Atsirado vidinis noras, energija, jėga, noras sportuoti. Taip pat, kai aš anksčiau atlikinėjau labai daug įvairiausių praktikų, ar ne, savęs sveikatinimo praktikų, mano švarus liežuvis nebuvo niekada. Jis tai suintensyvėdavo baltos apnašos, tai sumažėdavo. Tai šiuo metu mano liežuvis yra švarus. Ir tai rodo, kad tai dar kartą įrodo, kad produktas tikrai veikia mūsų kūno ląstelės lygmenį. Labai stipriai sumažėjo poreikis valgyti, nes jaučiasi sotumas ir būna taip, kad aš net tiesiog užmirštu apie maistą. Sugijęs kelio sąnarys, labai lengva rytais keltis ir nebėra traukulių. Tai šitokia yra mano patirtis ir jeigu jūs ieškot sprendimų ir jų nerandat, tai tikrai verta pabandyti, verta išbandyti. Ir jeigu tai yra labai jaunas organizmas, tai jūs poveikį pajusti iš karto. Jeigu yra vyresnio amžiaus žmogus, tada bent jau reikia pragerti pusę metų tam, kad stebėti pokytį. Kadangi kuo mes esame vyresni, tuo daugiau turim prikaupę problemų, kurioms reikia laiko išsispręsti. Ir kaip tik šiuo metu vyksta vėlgi akcija, produktai parduodami patys geriausi, tie patys, kuriuos aš įsigijau rugpjūčio mėnesį, su 45% nuolaida. Tai yra tikrai labai geras dalykas, norint turėti pigiau arba tiesiog galima, pavyzdžiui, tokį kaip celšiutą, tai bet kokiai šeimai, bet kokią kalėdų progą, bet kokią progą galima padovanoti, todėl kad tai yra visiems ir visada reikalingas. Jeigu moteriai labai svarbu grožis, tai galima padovanoti bijūti. Lygiai taip pat jaunystės eleksyras, ar ne, yra kofermentas Q10. Gelinfitas, jeigu kas nors, gelinfito nėra šitame rinkinyje yra aktyvaisas. Tai proto skaidrumo, žvalumo ir koncentracijos reikia visiems. Todėl įsigijus šitą rinkinį su 45% nuolaida, jūs jau turit kalėdinės dovanas. Na ir jeigu jums įdomu, iš tikrųjų įsigyti akcinį rinkinį gali tik tai registruotas žmogus, partneris, turintis to mėnesio abonementą. Abonementas tai reiškia turėti ryto vakaro kokteilį. Tai jeigu įdomu ir jeigu ieškote sprendimų, jeigu dar turit klausimų, tai drąsiai rašykit man, susisiekit su manimi, aš tiesiog pasigilinsiu į jūsų situaciją ir rasim pačius geriausius sprendimus jums.
Ačiū, kad esi, ačiū, kad išklausai ir iki. Na, kitame video dar pasidalinsiu savo dukros istoriją su Fitline, kadangi nuo rugsėjo mėnesio ji irgi geria ir turi taip pat jau labai gerus rezultatus. Tai jau dabar tikrai ačiū tau, kad esi ir iki.